Labas, čia jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savimi turiu Laima. Laima. Ką mes šiandien veiksim? Filmuosim podcastą, nepatikėsit. Ir iš esmės tas podcastas yra veikla. Ir mes abi įsitraukiam į kažkokią veiklą. Taip, techniškai dabar kažką, kaip logiškai veikiam. Ir manau, kad veikla jaunimui yra labai svarbus dalykas. Ir aš manau, dėl to mes šiandien turėtumėm apie ją pakalbėti. Mes šiandien pabandysim išsiaiškinti, kodėl yra labai svarbu nuo pat jaunų dienų įsitraukti į veiklas ir kaip tai formuoja mus. Ir ant kiek svarbu tai yra. Tai Laima, ką tu šiaip veiki šiandien? Kokiose veiklose tu įsitrauki? Tai aš esu Laima ir mokaus Kauno Jono Jablonskio gimnazijai. Gali atrodyti keista, kad čia pirmas dalykas, kurį apie save pasakau, bet tai labai susijęs su šiandienos tema, nes nuo tada, kada įstojau tą gimnaziją, atsivėrė labai daug galimybių ir aš pradėjau nuoširdžiai dažnai įsitraukti visokias veiklas, savanorystės, organizacijas ir dėl to ta tema man tapo tokia labai aktuali ir svarbi, nes anksčiau būdavau tas žmogus, kuris nelabai ką veikdavo ir staiga atėjau į šitą mokyklą ir persiverčiau į visiškai kitą pusę ir dabar pradėjau veikti ir dabar dar kalbu, kodėl svarbu yra veikti. O tai ką veiki? Nes aš girdžiu, kad mokykla tave pastumėjo eiti link tų veiklų ir kad savanoriauji, visur dalyvauji, tai kur tu atstovauji? Tai dabar pagrinde mano tokios veiklos, tai yra esu mokyklos parlamente ir esu viena iš mūsų skyriaus vadovės klaidos. Tada taip pat atstovauju mūsų mokyklą Lietuvos moksleivių sąjungoje ir pradėjau rudenį savanoriauti Lamese ir taip pat savanoriauju Romuvos kino teatre, turbūt mano viena mėgstamiausių savanorysčių. Ir šiaip labai mėgstu tokias trumpesnės savanorystės, visokie festivaliai, viską. Praktiškai esu toks žmogus, kuriam jeigu reikia kažką padaryti, kažkur sudalyvauti, tai pasiūlykit 99%, kad aš sutiksiu. Aš turėsiu omeny, jeigu mums reikės kažkada, pavyzdžiui, ar podcast, ar kažkur pagalbos rankos savanoriaujant, tai laisvai. Aš turėsiu omeny šitą dalyką. O kodėl tau šita tema yra tokia svarbi? Nes, kaip jau minėjau, manau, kad kai persiverčiau į tą kitą pusę, aš pastebėjau, kiek daug žmonių iš tikrųjų kaip nelabai ką ir daro. Gal jie kaip ir norėtų daryti, bet kažkodėl jie neišdrįsta, nežengia to pirmo žingsnio ir tada gaunasi toksai įdomu, ar jie nesupranta, kaip tai svarbu yra, ar jie tiesiog nenori to daryti. Ir man labai įdomu pasidarė, pakalbėti pačiai, paanalizuoti, kodėl. Aš tau pritariu, nes aš irgi būdavau tas žmogus, kuris prieš keletą metų, kur aš nieko čia nenoriu veikti, viena iš viso tai nedarysiu, man būtinai reikia, jeigu mano draugai daro, tik tada aš einu kažkur daryti, arba aš bandau pastumėti, bet jau tokia, gal jūs eisit kartu su manim ir būna toks ne, ir aš gerai, tai aš irgi tada nevarau. Jo, jeigu draugai nevaro, tai aš prieš kokius 3 metus gyvenime niekur nebūčiau pasirodžius be draugų. Ta prasme, o dabar sėdžiu podcast'e, apie kurį žino mano gal 3 artimiausias draugas ir mano mama, nes tiesiog galvoju, išeis, tada visiems bus surprizas ant TikTok'os, mane pamatyti. Jo, ir aš manau, kad labai svarbu yra jaunam žmogui stumėti save ir ypač daryti dalykus vienam. Nes, kai tu išeisi tą realų pasaulį ir realų gyvenimą, tu neturėsi visą laiką draugų šalia savęs, ir tu daugelį savo gyvenimo tu turėsi daryti dalykus vienas. Ir tu turėsi, jeigu tu nori būti matomas ir nori turėti tą tokią tariamą reputaciją, tu turi kišti save į pasaulį. Nes nebus, kad tu sėdėsi namie, niekur nesirodysi ir tada kažkas tave pakvies kažkur. Tai yra labai minimalus šansas. Ir reikia labai išmokti susiras draugų, kai ten tiesiog ateini, tave įstumia į bet kokią balą, atrodo nieko bendro su tai žmonėm neturiu, bet reikia išmokti tiesiog. Taip, nes daryti tos ryšius. Ryšiai yra labai svarbu, kad ir bet kokioje situacijoje būtum renginiai, yra labai svarbu kalbėtis ir ieškotis ryšių, nes tu, nežinai, tu gal susitiksi žmogus, su kuriuo tavo ateityje bendradarbiauti reikės. Pavyzdžiui, neįsivaizduoju, gal tu visiškai neturi kokio IT-čniko, žinai, bet, sakykim, tu nori kurti kokį verslą ir tau labai reikia, ta prasme, žmogaus, kuris nusimano visoje toj IT srityje ir tu prisimeni, kaip tu kažkada su kažkuom kokiam renginį susipažinai ir jisai, pavyzdžiui, yra, žiūri gerai moka programuoti. Ir tau žiūri, fainai, tu gali, jeigu jūs bendravot normaliai, tu gali parašyti ir žiūrėk, man reikia paslaugos, arba ten tiesiog, pradėti bendradarbiauti ir panašiai. Jo, ir kiek daug galimybių iš tikrųjų atsiveria per tuos ryšius. Ta prasme, aš tiek daug pasiūlymų esu gavus ir jais pasinaudojus vien dėl to, kad aš pažinojau kažką. Ir ta prasme, tu apie tą pasiūlymą net nebūtum išgirdęs, jeigu nebūtum to žmogaus pažinojęs. Koks man yra didžiausias šiaip iššūkis jaunam žmogui, kai jie bando įsitraukti kažkur?
Aš manau, kad galbūt įsitraukti dėl to, kad įdomu tau, o ne dėl to, kad kietai atrodys ant tavo Instagramo. Nes aš pati labai daug visko į Instagramą keliu, tai nežinau, ar čia labai drąsiai galiu kalbėti apie šitą, bet iš tikrųjų atsirinkti tai, kas tave domina, yra labai sunku šitom dienom, nes iš esmės tai jeigu visi daro šitą, tai gal ir aš turėčiau daryti šitą. Ir jeigu niekas neina ten, tai kodėl aš dabar vienas eisiu ten? Toksai labai sunku yra išsiskirti dėl to, nes tau tai yra įdomu, o ne dėl to, kad kažkam kitam atrodys, wow, kaip kietai koks šaunuolis, kiek visko daro. Ir reikia tiesiog išmokti, man atrodo, mylėti save pirmą, o ne tik tada, kai aplink tave visi jau tave mylės ir sakys, kad tu labai fainas. Pritariu, aš dėl šito ir šito kažkiek ir įeina ir tas apie draugus dalykas, kad tau nebūtina yra daryti to, ką tavo draugai daro, tu vis tiek gali pasirinkti kažkokią kitą veiklą ir jeigu ten tau sakys, varom, nežinau, ten į kokį klubelį, kur tu toks, ką man į tą klubelį, bet tu varai tą klubelį, nes galvoji, čia mano draugai, man su draugais bus fainiai, nors tu visiškai, šiaip, pavyzdžiui, vienas, tai visiškai nevarytum ten. Jo. Ir kartais, tipo, fainiai su draugais pabūti ir panašiai, bet to pačiu reikia išmokti atsirinkti, kas tau naudos suteiks. Taip. Toksai prasminga veikla, sakyčiau. Ja, ir kaip tu sakai, žinai, žiūrėt to, kas tau limpo ir nebūtinai, kas, žinai, yra dėl kitų. Jo. O manai, mes turim daug pasirinkimų ir galimybių šiais laikais, ar ne? Aš manau, kad labai daug. Ir aš manau, kad kartais mes pasiklystam tose pasirinkimuose, kai visko tiek daug aplinkai, atrodo, tai ką man čia dabar rinktis vieną, tai gal aš geriau nieko nesirinksiu, tiesiog bus paprasčiau, būna ir tokių žmonių. Bet man atrodo, kad gerai, kad mes tų pasirinkimų tiek daug turim, nes tada daugiau vietos augti ir daugiau galimybių atras pačiam save. Ir atras, kas tau yra įdomu. Nes tu gali nueiti pasavanoriauti kažkur, kur tau atrodys, o gal visai įdomu, ir tada tu suprasi, kad visiškai ne tavo dalykas. Bet tai viskas gerai, nes tau rytoj dar 5 pasiūlymai ateina ir galimybės kažką kito veikti. Fainiai, nes būna tas toksai, kur tu minėjai, žinai, kur tu turi žiauriai daug dalykų, kuriuos daryti ir tu toks, kurį man čia dabar daryti. Ir iš tos dalies biškai kartais slegia tas dalykas, nes toks, aš noriu ir šitą, aš noriu ir šitą, aš noriu ir šitą daryti. Ir tada gaunasi at the end of the day nieko nepadarai, nes perdegi ir nebesupranti. Tai aš manau, kad reiktų pamatuoti tą, žinai, dar, kad nereikia imti kiekvienos galimybės, kurią tau duoda, nes tu, pirmas dalykas, perdegsi, antras dalykas, ne visos galimybės yra geros. Jo, reikia mokėti labai atsirinkti tą tinkamą. Ko jaunimas dabar labiau bijo? Bijo bandyti ar bijo suklys? Aš manau, kad bijo suklys, nes iš tikrųjų turiu net vieną draugę, kuriai pasakiau, kad varysiu šitą podcastą ir jinai iš karto sako, kaip fainai, aš irgi norėčiau, bet bijau nusišnekėti. Dėl to nevarysiu. Ir aš sakau, bet kiek šansų, kad aš pati nusišnekėsiu? Bet tai vis tiek, pabandysim kažką ir gal kažkas gausis. Ir jinai tiesiog, dėl to, kad bijo, tai iš esmės net nerizikuosiu, nebandysiu, nes o kas jeigu nusišnekėsiu? Tai ir tada toks gaunas, kad tu bijai suklys, dėl to net nebandai ir tada tu niekada nesužinosi, gal tu net nebūtum suklydęs iš tikrųjų. Tai aš manau, kad jaunimas labai bijo tų klaidų, labai didelė dalis mūsų dabar yra perfekcionistai, kuriems suklysti prilygsta pasaulio pabaigai. Aš surasiu po kiekvieną tavo atsakymą, dabar sakau, kad visiškai pritariu, bet realiai, labai yra tas dalykas, kad mes net nebandom, nes jau nusistatom, kad mes klysim, o tu klysi visur. Taip. Ir tos klaidos gali būti mažos, jos gali būti didelės, bet svarbu bandyti, nes sakykim, lyg aš nesu čia nusišnekėjus, ta prasme 15 kartų. Ir ką, ir nusišneki ir you move on. Būtent. Ta prasme, gerai nusišnekėsi šitą kartą, bet tu žinosi, ką tu blogai padarėjai ir iš tos klaidos mokysiesi ir kitą kartą bus žymiai geriau. Taip, ir per visokias savanorystės, pavyzdžiui, tikrai užkrauna daug atsakomybės, ten, pavyzdžiui, prie kokio registratūros stalo stovi, ten aplink tave visur chaosas ir, ta prasme, ten tau bando susikalbėti su tavim žmogus, kuris atėjo kažkodėl su 12 vaikų ir jis nori visus juos užregistruoti dabar ir tu nesupranti, ką čia tau daryti. Ir, ta prasme, tu gali padaryti kažkokį netokį sprendimą, kur ten kažko neduosi jam užsiregistruoti ar kažką tenai, bet tai tu pasimokysi iš to ir pasaulis nesugrius dėl to, tiesiog patirtis, viskas yra patirtis. O tu manai, ta mūsų baimė suklysti, jinai ateina iš aplinkos, kad kiti, pavyzdžiui, mus vertins kažkaip dėl to, ar ateina iš pačio savęs? Aš manau, čia gal susiję su tuo, kad mums labai dabar sunku yra atsirinkti, labai sunku yra daryti dalykus dėl savęs, kad atrodo, kad kažką norim įrodyti kitiems, tai galbūt ir ta baimė suklysti iš tikrųjų yra toks dalykas, kur mes bijom, kad kiti mus džedžins tiesiog. Bet tuo pačiu mes ir patys save labai džedžinam, ta prasme, nes realiai pusė mano turbūt draugų yra visiški perfekcionistai. Tai atrodo, ar tikrai mums jau taip tobulai viską reikia daryti, mes visi žmonės.
Ir ypač tas, kad tu galvoji, kad tave baisiai džedžins, o tas kitas žmogus galvoja, kad tu jį džedžinsi. Ir jūs tiesiog abudu galvojate apie save ir realiai tiesiog džedžinat save. Čia kaip yra tas dalykas, niekas negalvoja apie tave taip stipriai, kaip tu pats apie save galvoji. Mes visi galvojam apie save. Tiesiog, gal skamba savanaudiškai, bet mes visi žiūrim labiausiai į save. Nes at the end of the day čia yra mūsų gyvenimas. Jo, main character. Gyveni dėl savęs. Ir pavyzdžiui, kai būna, kiti sako, ten, man labai gėda eiti į kokią sporto salę, nes visi žiūrės į mane ir, o dieve, aš ten dabar kažką netokio padarysiu, arba aš ten numesiu svorį per garsiai, kai visi mane Aš esu tas žmogus, kuris galvoja, kad mane džime visi čia žino. Aš irgi. Ir atrodo, ten eini ir dar padarai kokį akių kontaktą su ko nors ir galvoji, dabar žiūri į mane, nes turbūt mano forma tokia negera, čia turbūt aš taip kryvai kažką darau. Dieve, Bet iš tikrųjų tas žmogus tiesiog kovoja ten ant kokio stairmasterio dėl savo gyvybės dabar ir jis net nesuprato, kad jis į tave pažiūrėjo. Ta prasme, čia toksai, visi žiūri į save tiesiog. Arba man būna, aš taip pati, pavyzdžiui, žiūriu gal į kokią moterį, nes man patinka, kaip jinai atrodo ir panašiai, bet kai mane kažkas pažiūrė, aš jau galvoju, kad čia mane viskas, mane nužiūrinė, kad aš kažką čia netaip darau. Turbūt galvoja, kad aš pirmą kartą į salę atėjus. O jie turbūt galvojam, kad, čia vėl šitą atėjo, ir einu daryti savo dalykų. Matytas veidas, viskas. Jo, ir ypač man būna, kaip koks pažįstamas ateina į džymą, koks klasiokas, ir aš tai galvoju, o dieve, tragedija, dabar mane pamatys, dabar galvos, ką aš čia darau. Visiems draugam dabar rašys, kad aš čia atėjus. Jo, jis tiesiog pamato, kad, Elinga, okei. Arba net nepamato. Tai irgi didelis šansas. Ja, tai man buvo tokia situacija, kad aš buvau džime ir aš pamačiau savo klasioką, aš šiaip jas nemačiau džime esu. Ir tipo, aš atėjau ir jinai buvo ant bėgimo takelio ir aš irgi atėjau tipo, prie jos ant bėgimo takelio ir aš taip žiūriu į ją. Ir man atrodė, kad jinai turėtų mane matyti tikrai, nes aš, ta prasme, mes žiūri arti. Ir aš tai matau, jinai neatsisuka ir aš tai galvoju, viskas, jinai nenori su manim sveikintis. Nekenčia manęs. Ir mes šnekam kitą dieną ir aš tai sakau, aš jinai atsistoju prie tavęs prie bėgimo takelio ir tu net nepasveikinai. Tu buvai prie bėgimo takelio? Aš tave mačiau paskui džime, bet galvojau, nesisveikinsiu, nes tu nenori su manim sveikintis. Ir mes abidvi tiesiog galvom tą patį. Jo, šitas labai dažnai. Nei viena nepasisveikino, bet abidvi galvoja, kad ta kita sveikintis nenori. Čia toks juokingas dalykas tiesiog. Čia tiesiog tas komunikacijos trūkumas, jis visur įsliūkina, ta prasme, absoliučiai kiekvienam gyvenimo aspekte jis gali atsirasti. Ir grįžtam biškį prie tų veiklų. Kodėl, pavyzdžiui, tos veiklos apskritai yra mums reikalingos ir naudingos? Aš manau, kad jos mums suteikia labai daug. Tai pavyzdžiui, visų pirma, jos suteikia mums tą galimybę praktiškai panaudoti savo žinias, nes tu vis tiek, taip, galbūt tu ten per psichologijos kokią paskaitą mokeisi, kaip ten suvaldyti stresą ir taip toliau. Bet, tu iš tikrųjų ten sėdėjai, tau ten nei buvo to streso, nei ką, padarai tos kvėpavimo pratimus ir viskas. O kai tu vatėmiesi tų veiklų ir ten kokiam chaose kažką tau reikia suvaldyti save, tai tada tu gali iš tikrųjų pritaikyti tos visus dalykus ir juos dar geriau išmokti tiesiog. Tai šitas pritaikymas praktiškai ir taip pat labai tave augina kaip žmogų, manau, nes tu tiesiog tada pradedi daryti dalykus ir tu pats apie save labai daug sužinai. Ir tos veiklos, jos tau tiek daug gali apie tave pasakyti, ne tik kas tau patinka, bet ir kas tau, pavyzdžiui, nepatinka, ko tu gyvenime nenorėtum daryti. Nes viskas once again yra patirtis. Tai aš manau, kad jos labai daug tos patirties gyvenimiškos suteikia ir tada tu iš tikrųjų įdomesnis žmogus tampi netgi. Ir tu pats tokio self-confidence įgauni, kad turiu kažką papasakoti, turiu kažkokių idėjų, istorijų ir, taip tiesiog. Aš manau, tos veiklos labai daug visose gyvenimo aspektuose man gali suteikti. Ir ypač tas, kad man labai patiko, kad tu paminėjai, žinai, kad tu gali įgautos patirties ir tai žinot labai, žinai, apie, bent jau gal nedidelius dalykus, bet apie labai daug sričių. Ir aš manau, kad yra labai fainai, kai žmogus, net sakykim, jisai gali turėti kokią daktaro profesiją, bet jisai žino apie kitus dalykus, jisai žino biški fizikos, biški meno srities ir panašiai. Ir kai tu gali kalbėti įvairiausiamis temomis, man toks išmintingas žmogus atrodo. Ir tu tada prijaus gali daugiau žmonių ir ta prasme, tu žmonėm pradedi netgi labiau patikti, nes tau lengviau yra kaip suprasti juos, tiesiog pažiūrėti viską iš jų pusės. Ja, ir tada kiekvienoj situacijai, kiekvienam rate tu gali rasti, apie ką pradėti pokalbį. Ir grįžtant prie tų visų santykio ir prie tos bendrystės ir prie tų ryšių, tu taip gali lengviau darytis ryšius, nes su kiekvienu žmogum, kuris tau, nežinau, gali būti naudingas, sakykime, ateityje, arba tu ten norėtum su juo būti draugu ar panašiai, ar ten matai kokį potencialų partnerį darbo. Partnerį turiu omeny.
Bet jo, ir tada tu atrandi bendrus ryčių, apie kurias tu gali kalbėtis. Ar tai būtų psichologija, ar tai būtų kokie hobiai. Jo, bet networkingas, tas labai ryšių kūrimas labai atsiranda. Taip, va, žodis, superinis. Tu minėjai, kad vis tiek esi parlamente mokyklos ir panašiai. Ar tu manai, kad turėtumėm įkomponuoti daugiau įvairių veiklų, pavyzdžiui, mokyklos aplinkoje? Aš manau, kad labai gera idėja, jinai labai gražiai skamba, bet ją labai sunku įvykdyti, nes labai daug žmonių, labai daug žmonių ateina į mokyklą tiesiog norėdami išsėdėti ir eiti namo. Ir ta prasme, jiem nesvarbu, kad ten pasiūlymas galbūt yra žiauriai fainas ten varyti kokius medžius sodinti nuo kiekvienos kartos, pasidaryti, išsiauginti savo mokyklos mišką vos, ne pas mus tokių idėjų buvo kilę. Bet tas žmogus tiesiog, bet tai čia mokykla siūlo. Ir jeigu tai nevyksta pamokų laiku, kad aš galėčiau vietoj ten kokios fizikos išvažiuoti medį pasodint, tai aš tada po pamokų tai aš tikrai nevarysiu, nes aš tiesiog noriu namo. Tai ir tokių žmonių labai daug yra, mums netgi yra vienas renginys nepavykęs dėl to, nes per mažai žmonių norėjo dalyvauti. Tiesiog mes turėjome atšaukti visą renginį, nes per mažai žmonių norėjo pasilikti po pamokų. Tai toksai labai faina idėja, bet žmonės, kurie nori, aš manau, jie susiras ir už mokyklos ribų. Bet gal kažkaip paskatinti, parodyti jiem, kur galima to pradėti, ieškoti. Net nežinau, toksai kažką galima iš mokyklos pusės padaryti, bet tos pačių veiklų organizavimas labai sudėtingas yra. Tai čia jau, kaip suprantu, priklauso ne nuo pačios mokyklos, bet nuo pačio jaunimo. Jo, bet, kaip tu juos gal dar sudomint ar sugebėsi, nes, tu gali ten kokį gal žiūri fainą ten reelsą sukursi ir gal jie užsikabins, kad, žiūrėk, gal saketai, varom. Bet, kiek iš jų iš tikrųjų ten ateis toks. Nes yra dabar vis tiek pasidaręs tas kažkoks statusas, kad tipo čia mokyklos renginiai nelygis. Jo. Ta prasme, pavyzdžiui, ateiti į kokius mokyklos šokius, tai kaip awkward bus. Wow. Čia yra man kosmosas. Aš nesuprantu. Šiaip dabar, tarsi, gerai, biškai nukreipsim nuo temos, bet kodėl jaunimui šokti yra nebenorma? Jo, ta prasme, kodėl tai yra gėda, o tai čia nėra vienas smagiausių dalykų, realiai. Okay, ta prasme, žmonės dabar šoka, tik tai kai eina į burelį kokį ir konkursuose reikia pasirodyti, jeigu, ta prasme, tu eini į burelį. Kur dingo normalios diskotekos, kur aš nešneku apie klubelius, aš šneku apie normalius šokius. Kur, ta prasme, poriniai šokiai, ta prasme, aš pasilgusiu su šito dalyku. Aš žinau, kad dabar yra atsiradę renginių, kur, ta prasme, man siūlė, šiautautas Migliai, man siūlė į tautinių šokių varyti, tiesiog vakarą tautinių šokių. Žinau šitą renginį. Jo. Kur vaibas. Jo. Ir aš nesuprantu, kodėl jaunimas žiūri nenori. Prasme, pavyzdžiui, mano močiutė man pasakodavo, kiekvieną penktadienį pas ją būdavo šokiai. Ir kiekvieną penktadienį jinai būdavo ten tuose šokiuose, pagrindinis veikėjas. Ta prasme, iš esmės net turi tokią istoriją, kur ruošiasi šokius, tėtis sako, taigi tuoj pavėluosi, ką tu čia greičiau žinai, be manęs nepradės. Iš esmės va tokia vadyba. Tai žiūri, fainai. Tai atrodo toksai, bet kaip fainai ir aš klausau ir kaip aš norėčiau, gerai, taip dažnai gal dabar jau nepavyktų, mes visi labai užsiėmę žmonės, bet kaip fainai tiesiog ateina su draugam, varo pašok. Ir nei jos ten labai gerai mokėjo šok, turbūt nei ką, ta prasme, tiesiog gerai praleis laiką ateina. Taip, ir šiaip visa ta šokio kultūra, jinai yra mirus dabar, nes čia turbūt, žinok, išlenda iš to dalyko, kad mes bijom, ką kiti apie mus pagalvos. Taip, ir viską daryti Mes bijom susifeilint, mes bijom suklyst, nes tipo, aš nemoku šokti. Niekas ten turbūt nemokės labai gerai šokti. Taip. Ir ką, ir koks skirtumas. Ir visą tą, ypač, pavyzdžiui, porinių šokių kultūrą, kur ten visi tie valsai ten būdavo, ten ir panašiai. Let's bring it back. Grinai, peticiją pasirašom. Jeigu šitas podcastas išpopuliarėja taip, kad aš galėčiau sukurti renginį, aš jums prižadu, mes turėsim jaunimas be filtro šokų vakarą. Ir aš būsiu numeris 1 savanorė. Ir čia bus mūsų diva, be kurios mes nepradėsim. Man labai patiko, kad tu čia biškai kaip mėtamės dabar, bet tu minėjai, kad mes kartais dėl Instagramo vien tik darom dalykus, kad feedas būtų gražesnis. Yeah. Tai šiek tiek paliečiant tą dalyką, ar žmonės pačius veiklos augina, ar būna labiau tai, kad tipo, kažkas, ką tu gali prirašyti prie savo CV tiesiog? Aš manau, kad šiaip labai daug žmonių dabar daro veiklas ir jų imasi dėl to, kad gražiai ant CV atrodytų, bet tuo pačiu, tai gerai, jie tai daro dėl CV, bet jie nueina ir jie vis tiek įgauna kažkokios patirties. Ir jie vis tiek užauga kaip žmonės. Nes man atrodo, kad tu nueini į veiklą ir tu vis tiek įgyji kažkokių kompetencijų, kažkokių naujų įgūdžių. Ir tada tu ateini pas darbdavį ir jisai mato, kad tu
kažką veikiai, bet tai tave ir kaip žmogų užaugino. Nu ir tie auginantys save žmonės patinka darbdaviam. Tai toks kaip ir, net jeigu tai darai dėl CV, tu vis tiek augi kaip žmogus, man atrodo. Toks, fainiau, jeigu tavo paskata yra tobulėti, bet works either way. Ir vis tiek, šiaip aš manau, kad jeigu tu eini tą veiklą tam, kad tu augtum, o ne dėl CV, tu daugiau turbūt išsineši. Jo, tu šiek tiek kitom akim žiūri į tą veiklą. Jo. Toks bandai ras dalykų, kurių galėtum iš ten pasisemti, o ne tiesiog nueiti ir užsidėti čeką, kad buvau. Ir plus reikia pamatuoti tą dalyką, kad darbdavys, sakykime, net ir kokio 18-likinio, kuris turi ten žiūri pilną brandom, savanorysčių kažko, jis tik pažiūrės ir pasidės. Nu, kokiu ketvirtų numeriu tave gal paims. Taip. Toksai, vat. Jo, ir reikia, vis tiek neapsiriboti tuo, kad, tipo, aš čia visur dalyvausiu ir man čia žiūri gerai bus ant civeko. Nu, toks ne visada. Jo, reikia ir žinot, ko tu nori. Nes Jo, tas... ir plus pamatuot, ką tu didinto savo CV. Nes jeigu tu ten įdėsi kokį random, kad savanoriavau festivalį, nu, jiem čia nieko nesako. Jeigu tu nori eiti kokią marketingo dalyką. Būtent. Jeigu tu, pavyzdžiui, to festivalį ten žiūri promautinai ant ten socialinių tinklų, tu turi išmokti vis tiek užrašyti gražiai. Jo, tą ir savo atsirinkti, ką tu ten nori veikti, nes vis tiek būna festivaliuose, tu gali pasirinkti, ką tu maždaug nori daryti. Nu, tai pasirink, kad tu tą reklamą kursi, net jeigu žiūri bijai, nu, ta prasme. Tas sustabaime tai yra labai šiaip sunku, kad mes ant tiek mums dabar rūpi, ką kiti pagalvos. Nu, ir dėl to šiaip žiūri daug jaunimo ypač praranda tą savo galimybės ir pasitikėjimą savimi ir gaunas toksai, kad aš geriau nieko nedarysiu, bet paskui, po kažkiek metų tu toks būni, kodėl aš nedariau. Taip, ir tada tas toksai, kaip aš gailiuosi, kad aš padariau, kad aš nepadariau. Jau geriau, ta prasme, gailėkitės, kad jūs ten nuėjot ir žiūri, made a fool of yourself, nu ten kažką labai nusišnekėt, pavyzdžiui, bet ne dėl to, kad nenuėjau. Nes čia liūdniausia, man atrodo, nepadaryt. Bet dar yra tas, kad mes tingim labai. Yra tokie 3 aspektai. Yra tai, kad mes bijom, tai, kad mes tingim ir tai, kad mes nežinom, pavyzdžiui. Kaip daryti. Kas, manai, yra didžiausias rodiklis? Aš manau, dabar didžiausias yra baimė, bet iš tos baimės labai lengvai kyla tas tingėjimas. Nes, pavyzdžiui, daug pasirinkimų, tada tavo draugai niekur nevaro arba varo, kur tu ten tikrai nenori ir tada vienam tau kažkaip gėda, tai lengviau yra tiesiog likti savo komforto zonai. Nes jeigu tu bandysi perlipti per tą baimę ir išlipti iš komforto zonos, tai tada bus tau ir tas tingėjimas kažkaip praeis, nes tu kuo daugiau darysi, tuo daugiau, taip norėsi daryti. Svarbiausia bandyti. Bet jeigu visada lengviau yra likti savo komforto zonai. Tai jeigu pasirinksi lengvesnį kelią, tai greitai ta tinginystė ir ateis. Tokia. O nežinojimas, tai aš manau, kad žmogus, kuriam nuoširdžiai yra įdomu ir kuris tikrai nuoširdžiai nori, aš manau, jis ras. Gal ne visada, nes tikrai būna kartais pamatai, kur, koks fainas renginys, net nežinojau, kad toks bus. Bet mes tiek dabar daug tos informacijos gaunam, kad viską žinot yra tiesiog neįmanoma. Sėkmės ratas toksai. Pašnekėm bendrai apie dalykus, bet aš norėčiau išgirsti šiek tiek ir apie tavo asmeninę įsitraukimą į visas tas veiklas, tai kaip tu įsitraukiai į tai, kaip pradėjai visą tą dalyką, nes aš kaip suprantu, mokykloje viskas prasidėjo, tai kokia tavo ta istorija? Mane užkabino labiausiai mokykloje, tai atėjau į tą Jablonskio gimnaziją ir galvoju, kiek daug fainų aplink mane žmonių, nes aš šiaip esu MIP klasiai, tai ten tokie aktyvistai daugiausiai susirinkę. Ir galvoju, visi kiek daug veikia, kiek daug daro, palaukit, man reikia kažkaip išsiskirti, aš savo praeitoj mokyklai, tai visi mane pažįsta, visi mane žino, o čia tai toksai atrodo, tai man kažką reikia pradėti veikti. Atėjo pas mus parlamento komanda, sako, darysim naujų narių priėmimus. Tai galvoju, pabandom, visai įdomiai skamba, mokyklos taryba, why not? Ir aš įstojau į tą tarybą. Ir tenai labai suartėjau su savo dabar geriausia drauga, Šiaurot Viktorijai. Ir jinai yra toks žmogus, kuris visur eina ir viską daro. Ir ta prasme, pas ją tas gėdos jausmas, jinai moka jį užgniaužti. Ir ta baimė, jinai per ją perlipa. Ir mane labai žavi dar iki dabar šitas dalykas. Ir aš su ja pirmą pradėjau labai daug visur dalyvauti, viską daryti. Ir jinai man tai būdavo, Laima, varom ten. Nu gerai, varom. Ir dabar jau persiverčiau, pradėjau tiesiog pati net siūlyt, pati viena varyt. Ir tuo pačiu atėjus į tą parlamento komandą, aš atsidūriau labai geroj terpėj žmonių.
Nes tenai buvo ir vyresnių visokių žmonių ir taip toliau, kurie man tokių pasiūlymų suteikė. Ir pavyzdžiui, mūsų parlamento komandoje yra LMS dabar Kauno pirmininkė Marija. Ir jinai mane įkalbėjo į LMS vieną renginį nuvaryti, mano pirmą. Ir aš ten nuvarius supratau, kad, man patinka šita organizacija. Ir tada vat, ir narė tapau, ir savanorė. Ir tiesiog mano visas tas kelias labiausiai per tuos žmonės atėjo. Nes tie žmonės labai daug duoda iš tikrųjų. Jie labai ir įkalbėt moka, ir padrąsint, ir palaikyt, kai sunku. Toksai. O tavo požiūris per visą šitą kelionę, nuo to nieko nedarimo iki, kad, aš žiauriai noriu veikti, pakeitė kažkaip tavo požiūrį į jaunimą? Vat į tuos, kas daro, ir į tuos, kas visiškai nieko nedaro? Pakeitė. Nes aš anksčiau, aš tiesiog būdavau, kitoj pusėj. Ir kažkaip galvodavau, tai yra kokie ten 5 žmonės, kurie kažką daro, bet tai čia jiems tiesiog duota taip. Ir dabar, kai aš esu toj kitoj pusėj, aš matau, kiek daug žmonių iš tikrųjų nedaro nieko. Ir toks atrodo, ar jums tikrai neįdomu, ar jūs bijot, kodėl? Man labai dabar pačiai įdomu, kodėl jūs nedarot, nors atrodo, aš pati anksčiau nedariau, tai aš turėčiau žinot. Nežinau. Tai toksai mane labai pakeitė požiūrį, nes supratau, kad ir tie žmonės, kurie daro, jie daro, nes jiems yra įdomu ir jie daro, jie stengias ir jie labai daug savęs įdeda. Aš anksčiau nesuprasdavau, kiek daug savęs reikia dėti, kad ten iš tikrųjų kažkas gero gautųsi, o dabar pagarba labai atsirado tokiam žmonėm. Ką per visas veiklas sužinojai apie save? Iš tokių paprastesnių dalykų tai sužinojau, kad labai mėgstu su žmonėm bendraut ir visai nebijau to small talk, pavyzdžiui, ir labai gerai moku tą pagaut vaibą, tą read the room, kur jau kada reikia, jau gal nustoti juokauti, jau kada oficialiau gal reikia kažką tokio, nes aš anksčiau galvodavau, kad tai visi šitą turi, bet aš pastebėjau, kad čia toks įgūdis, kurį gali išsiugdyti, tai pastebėjau, kad man su šitu gerai sekas, bet šiaip didžiausias turbūt atradimas, tai aš atradau kryptį, kuri dabar yra mano antras studijų pasirinkimas, tai supratau būtent būdama mokyklos taryboje, kad socialinių tinklų valdymas ir marketingas mane žiūri įtraukia ir toks labai naudingas ir didelis atradimas buvo, nes anksčiau visą laiką galvodavau apie psichologijos sritį, bet dabar visiškai iš mano gyvenimo planų jinai yra iškritus, ta prasme, seniai pamiršta ir palaidota, tai dabar jau kiti dalykai sukas galvoj. Tai per tas veiklas ir save tokiu lygiu atradau, kad gal net savo gyvenimą siesiu su to ateityje. Dabartinis mano ten tas darymo mastas tai labai mažas yra, ką aš mokyklos puslapį turiu ir viską, bet šiaip tikrai, manau, ateityje noriu daugiau tokių galimybių, tai reikės dar paieškoti, bet... O kaip pasikeitė tavo savivertė per visą šitą laikotarpį ir visą tą kelionę? Iš tikrųjų, labai daug pasitikėjimo savimi gavau. Ta prasme, aš nesakau, kad aš dabar čia esu labiausiai savim pasitikintis žmogus, kuris gyvenime nepagalvoja kažko, ką čia apie mane kiti galvos, bet aš anksčiau būdavau labai tokia drovi ir, nieko nedarysiu, nieko nenoriu, bet draugų gėda man viską gėda veidą parodyti viešumoj. Ir tada aš labai galvojau, kad aš esu žiauriai neįdomus žmogus. Aš galvodavau, kad susitinku su kažkuo, kas ten turi tokių istorijų, kurios gal net nėra labai ten geros, bet jos tokios vis tiek kažkokios įdomios, kažką žmogus ten veikia, kažkoje baliai tūsai, nežinau. Ir tada aš galvodavau, o tai kas aš tokia, ta prasme, šaliai tokia neįdomi, aš nieko neturiu jam ką papasakoti. Ir tada aš pradėjau veikti ir tada atsirado tų istorijų ir to visapusiškumo ir kai tampi pats savo toks truputį įdomesnis, tai labai greitai ir to pasitikėjimo savimi gyji ir tada lengviau yra bendrauti su kitais ir užmegzti tos visokius ryšius ir tiesiog kažkaip, kai labiau pasitiki savim, tai taip laisviau bendrauji, greičiau parodai tikrą save ir greičiau savo žmonės atsirenki. Viskas, ką aš galiu pasakyti, faktas, ypač dėl to, kad atsirinkti savo žmonės, nes kai tu slėpiesi vis tiek už tų kaukių ir už to savo, tokio drovumo, kur ypač labai prisitaikai prie žmogaus, kas prisitaikymas yra gerai iš dalies. Irgi skilsas. Skilsas, bet kai to yra per daug ir tu neturi savo asmenybės, tu toks apie nieką biškį būni. Kur galiu būti draugais su viskuo, nes aš tiesiog esu toks, kur užsidėsiu kitokią kaukę ir jau patiksiu kitam. Realiai galiu būti draugais su viskuom, nes esu nieka. Taip. Ir labai vargina tada tokios draugystės, nes aš ir pati esu keliuose tokiuose buvus, kur tiesiog atrodo, nepasikrauni visiškai tos socialinės baterijos ir tiesiog kalbi su to žmogum ir tada grįžti namo pailsėt. Taip neturėtų būti. Ir man ypač yra buvę, kad aš matau, kad ta mano draugė, jinai neturi savo asmenybės, tiesiai šviesiai. Kur su manim šneka vienaip, su kitu žmogum visiškai kitaip.
tu nežinai, kas tas žmogus yra tada. Mhm. Nes jis neturi tokio savo nišo. Jo, to Kur tokio toks- savo... Kur Prie tavęs skoniuko. paklaustų, tipo, žinai, apie ką yra šitas žmogus. Ir tu toks, geras klausimas. Nu, prie manęs apie šitą, bet prie kitų tai... Ja, kaip mes bendraujam, tai aš galėčiau pasakyti. Bet to pačiu tada tas, kai tu bendrauji, jis būna labiau toks dalykas apie tave. Nes Jo. tas žmogus šneka tik tais apie tos dalykus, kur tu esi. Bet jis pats iš savęs neturi ką pasakyti. Mhm. Mes labai daug šnekėjom apie klydimą. Ir visas tas baimės klysta, tai kaip tu išmokai susitvarkyti su tom nesėkmėm ir visais feilinimais? Dar vis mokaus, jeigu nuoširdžiai, bet pastaruoju metu labai stengiuosi, mokaus ir, sakyčiau, visai išmokau pasakyti tiesiai šviesiai, susimoviau. Tiesiog padariau negerai. Labai svarbu. Ir aš anksčiau tai bijodavau pripažinti, kad aš suklydau, nes man tai prilygdavo, pasaulio pabaigai. Ta prasme, Laima susimovė, rimtai Laima kažko nepadarė, kaip suprast. Ir dabar tiesiog pasakai, kad, atsiprašau visų, jo, mano kaltė, ne taip padariau. Ir tada iš karto pačiam žymiai lengviau. Iš karto, akmono širdies nusirita ir jeigu dar galima kažką toj situacijai bandyti gelbėt, tai tu nebebandai vienas ten visko užmaskuot, kažkaip paslapčiom ištaisyti, kad čia tik nieks nesuostų, kad negerai padarai, o tau padeda kiti žmonės, iš karto lengviau. Arba jeigu nieko negalima iš tau padaryti, tiesiog priemi kaip pamoką, ko mes galime iš to pasimokyti. Ir tada labai lengviau ir tu nesėkmių netaip labai bijai, nes kuo daugiau visko darai, tuo daugiau natūraliai ir klysta, nes tiesiog daugiau vietos klysta. Vis tiek nebus taip, kad tau viskas seksis. Taip. Tai vat išmokau, sakyčiau, pripažinti, kad klydau šitas labai ir su ta baime tai išmokau sudilinti tiesiog tuo, kad aš žinau, kad jeigu aš bijau, tai reiškia visai geras dalykas. Toksai, tai jeigu aš eisiu kažkur, ateisiu į šitą podcastą visiškai be jokios baimės, tai ar man čia vieta augt? Ar aš kažką išsinešiu iš šito? Jo, nes jeigu tu bijai daryti kažką, tai yra dalykas, kuris tave kažkur pastumės. Jo. Kažko tau jisai padės. Nes jeigu, kaip yra sakoma, nebūk protingiausiu žmogum kambaryje. Taip, kad visą laiką būtų kažkas, kas tave pušins. Jau geriau tu būtum žmogus, kuris visiškai nieko nežino, bet tada iš to kambario tu tiek daug gali pasimti. Jau einam šiek tiek link pabaigos, bet man labai įdomu pradėti, tai yra sunku. Mhm. Bet kas jeigu tu pradedi ir pamatai, kad ne tavo dalykas? Tai sunku yra pradėti ir mesti. Aš manau, bent jau man asmeniškai, pradėti ir mesti yra labai sunku, nes atrodo, kažko neišpildo, atrodo, kas jeigu man pavyks, toksai, žinai, bet aš manau, kad tai labai natūralu, nes, mes kaip tik, manau, turim pradėti daug dalykų, atsirinkti tuos, kurie mums patinka ir nebijot mest tų, kurie tiesiog, mūsų laiką valgo ir tada mes išsimesim juos ir atsiras daugiau laiko ir daugiau vietos augti kitose dalykuose, išbandyti kažką naujo. O kaip atskirti visą tą, pavyzdžiui, kur yra ne man dalykas, nuo to, kad man tiesiog, pavyzdžiui, yra dabar per sunku? Aš manau, šitą šiaip tikrai sunku atskirti, bet tą ne man, aš manau, galima patikrinti per laiką. Tai man dažnai patinka duoti tokius deadline'us kaip terminus iki kada. Tai pavyzdžiui, gerai, aš jaučiu, kad man čia kažkas nelimpa, neįsivažiuoju. Tai aš savo duosiu kokius ten 0,5 metų ar kažką. Dažniausiai vis tiek pas visus savanorystės įsipareigojimai būna nuo 0,5 metų iki 2 metam kokios sutartis. Tai gerai, aš tau duosiu ten 0,5 metų ir pažiūrėsiu, jeigu man po tų 0,5 metų dar vis nieks čia neįdomu ir ta prasme, visiškai matau, kad ne, tai tada aš ir išeisiu. Bet jeigu praeis tie 0,5 metų ir man dar kažkur galvoj kirbės mintis, kad bet aš galiu dar šitą pabandyti, gal dar šitaip man kažkas pavyks, gal dar, nors man dar nieks nesigavo, bet aš dar kažkokį planą turiu galvoj. Tai gal tas dalykas yra tau, gal tiesiog yra labai sunkus. Tai toks nebijot išbandyti, jeigu turi tas idėjas, tai nebijot jas ir įgyvendinti. Nes galbūt tai tavo dalykas tiesiog žvėriškai sunkus. Einam tada link pabaigos ir aš turiu tau klausimą. Ką tu norėtum pasakyti jaunam žmogui, kuris dabar niekur nėra įsitraukęs? Pirmas žingsnis bus sunkus ir jis atrodys labai didelis. Bet kai jūs tą didelį žingsnį žengsit, atsiras tokių mažų pakopėlių, kurios bus žymiai lengviau žengti. Ir po kažkiek laiko jūs pažiūrėsit atgal ir suprasit, kad tas didelis žingsnis nebuvo labai jau toks tragiškas. Tai nebijokit to pirmo žingsnio žengt, tos rizikos priimt ir tikrai, kai pabandysit, gal pirmą kartą ir nebus viskas okei, bet po kažkiek laiko, po kažkiek to bandymo bus viskas gerai. Rasit save ir tokių atradimų padarysit, kur net negalvojat, kad yra įmanoma. Dar vieną kartą sakau, bet aš tu visiškai pritariu.
Čia buvo jaunimas be filtro. Aš Elinga ir su manimi šiandien buvo Laima. Tikimės, kad jums patiko. Palaikinkit, pasubscribinkit ir jeigu žiūrėt iki galo, parašykit, ką jums duoda veiklos, į kurias įsitraukite. Gal mes atrasim kažką komentaruose, kas mums patiks, pasidalinsim, gal išbandysim tada. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.